Taip senai matėmės, kad jau ir rudeniniai lapai matosi. Sveiki visi, ačiū Jums, kad užsukote į kanalą. Dėkinga kiekvienam sugrįžusiam ir džiaugiuosi, jeigu atsirado dar naujų peržiūrų. Tai šiame video pamatysite ne itin daug, bet šiek tiek prieš istorijas, kai siuvinėjau ir rodžiausi gabaliukais dar vasarą. Ir jau pačioj pabaigoje, tai šiandienos tiesiog viskas, kas dar mintyse buvo likę, greitai stengiausi nufilmuoti, kad parodyčiau Jums nors kiek, nes praėjo turbūt beveik 4 mėnesiai nuo paskutinio video įkelimo ir tai yra tikrai daug. Taip, kad linkiu Jums smagaus žiūrėjimo ir iki kitų kartų. Rodausi su savo progresu, kažkaip neišeina tų tarpinių filmavimų daryti, nes pradėjau nuo apatinio kampo, čia yra daug tokios tamsos. Aišku, čia buvo beveik turbūt krikštas man, nes pagaliau pasiuvinėjau tom 5-6 gijom ir panašiai ir ant 18 kaunto galvojau, kad neteikia tai malonumo. Efektas gaunasi, o malonumo nėra. Bet palaipsniui turbūt priprato ranka, kad toks taip tiesiog yra. Ir šiuo metu mes turime 10%, tiksliau 9,99, bet aš leidau savo mąstyti, kad tai jau yra 10%. Ir kadangi dabar jau atsirado vaizdas, jau daugiau ir to noro pasirodyti, kaip čia viskas atrodo, nes iš ties, čia šiek tiek dabar spalvos nuo apšvietimo galbūt keičiasi, jos šiek tiek, nors gal panašiai taip ir yra. Tai dabar jau atsirado tas meninis efektas, tos žolės, nors aš pilnai tikiu, kad jeigu būčiau vietoj 5 gijų 4 siūlais siuvinėjus, būtų visiškai tas pats efektas. Netikiu, kad čia labai jau stipriai kažką tai įtakoja, bet tebu nedarysiu taip, kaip nurodė gamintojas, bent jau kol kas. Nes kaip tik žiūrėjau vienos mergaitės, Tatjanos, kuri gyvena Klaipėdoje ir veda savo YouTube kanalą tik tiek kad rusų kalba. Tai jinai sakė, kad viskas siuvinėja 4 vietoj 5 ar 6 ir viskas labai puikiai atrodo. Ir aš realiai tuo tikiu, nes efekto pati aš iš arti žiūrėdama nematau kitokio. Na, bet kol kas dar neišdrįsau paprieštarauti Dimensions dizaineriams, tai tebūnie viskas lieka taip. Tai kaip ir minėjau, čia yra 10%, artėjau prie to, čia jau atsiras keli beko elementai. Žadėjau arkliuko kojų nesiuvinėti, buvau pasilikus tarpą toj vietoj, bet visai gražiai žiūrėsi. Iš esmės tai aš neėjau į vandenį visai, norėčiau pasibaigti tą žolės elementus, jie čia kažkur neužilgo turėtų pasibaigti. Ir pereisiu prie vandens, vanduo, manau, eisis greičiau, nes su ta žolytė ten pakankamai daug to mišrainės nemažai yra. Ir buvau pastrigus iš tikrųjų psichologiškai pačioj pradžioj, nes pasiruošti 5 gijų adatas. Tiksliau, gal aš Jums galėčiau ir parodyti, ką aš norėjau pasakyti. Tai perėjau iš šito organizerio, čia dar liko viena spalvytė, ją reikės persikelt, kad nepasimestų. Perėjau iš šito organizerio į savo Dubko organizerius vien dėl to, kad aš siuvinėjau dabar stambiom adatom tas gijas. Žodžiu, perėjau prie šitų organizerių. Tai aš siuvinėjau su 22 numerio adatom, tarkim šios, kur yra 5 ir 6 gijos su 22 adatom siuvinėjau. Tada eina 24 4 gijom ir tada 26 2. Nes, tiesiog taip reikia. Atsiprašau, jeigu kam nors tai kelia kažkokius nemalonius jausmus, bet taip. Tai dėl ko perėjau prie Dubko? Dėl to, kad į šitą plastikinį kinėtuką nesminga man į tą veltinį stambios adatos. Smulkios 26 viskas ok, bet jeigu, tarkim, 22 bandyti dėti, jos tai yra bukos stambios, tai jos man tiesiog nelenda, tiesiog jos bukos stambios. Tai aš perėjau prie šito, išsirinkau patį baisiausią, labiausiai nukentėjusi nuo gyvenimo šitą organizeriuką, nes jis jau pilnai subadytas, nes aš pilnai tikiu, kad po išsiuvinėto viso šito rinkinio galimai jisai bus metamas lauk, nes tos adatos pramuša didelės skylės. Tiesiog toks gyvenimas. Tai iš esmės perėjau prie šito, kadangi yra 38 sveikos spalvos, tai jų organizeriukai yra 2, bet dar kol kas su tais blendų. Prie to antrojo organizeriuko bus blendai, bet aš jų dar pilnai nepasirašiau. Tai dar iš tų darbinių efektų buvo, kaip aš minėjau pačioj pradžiai,
man buvo stresiukas, kai čia siuvinėjau, vien dėl to, kad pasiruošti 5 gijų adatas labai ilgai užtrunka, nes aš kiekvieną siūlą duodu jam išsivyti ir tik tada vėl sudedu į krūvą, o ne tai, kad nuo 6 vieną nuėmiau ir siuvinėjau. Tai labai, kaip čia negaliu sakyti, kad depresiškai veikia, bet nemotivavo manęs siuvinėjimo procesas vien dėl to, kad aš užtrukau be galo daug pasiruošdama. Ir visiškai per tą kelias minutės, kurias turėdavau laisvas, visiškai nepasiekdavau to efekto, kurį galėčiau pasiekti realiai, bent jau aš pratus siuvinėti greitai. Tai viskas palengvėjo tada, kai aš vieną dieną tiesiog prisėdau ir dariausi tiesiog adatas, užpildžiau siūlais, tiek kiek turėjau visokių rezervinių adatų, tiesiog pasiruošiau tos siuvinėjimas spalvas, tos, kurios tam plote dalyvauja. Kadangi siuvinėjau pagal sagą, tai aš išsirinkau jau, kurios tos spalvos konkrečiai, kad greičiau būtų. Tai kai pasidariau kiekvienos tos einamosios spalvos po 5-6 adatas ir siuvinėjau tiesiog, nes viskas paruošta, tai tada darbas pajudėjo ir man atsirado tas toks wow efektas, kad viskas vyksta, aš siuvinėjau, procesas matosi, žodžiu, čia psichologiniai dalykėliai. Bet galbūt kažkam tai yra aktualu, jeigu jūs jaučiat, kad tiesiog nejuda procesas, kartais verta skirti pusvalanduką ar kiek tenais to laiko reikia pasiruošti adatų, jeigu turit aišku ekstra adatų. Ir tada patirti malonumą būtent siuvinėjant, o ne ruošiantis procesui. Bent jau mano atveju buvo taip. Tai žodžiu, turim 10%, judėsiu toliau, kaip ir sakiau, noriu pasibaigti čia žolytę ir tada judėsiu prie vandens ir kilti į viršų, bet aišku, dar arkliukų kojyčių, manau, čia atsiras. Tai sekančiame įsijungime kažkada tai jums apie tai ir parodysiu. Dar vienas prisijungimas, pasikalbėti su jumis ir parodyti, koks progresas įvyko. Tai siuvinėjau vis dar arkliukus. Ir štai tiek turim šiai dienai, tai yra 15,6% ir siuvinėjau 16 siuvinėjimo dienų, sakykime taip, jeigu dienom skaičiuojant, galvau visai gražiai gaunasi, beveik po procentą į dieną. Ir jeigu taip žiūrint, galvoju įsijungsiu jums, kai bus baigta žolytė. Nes vieną dieną beveik pasibaigiau tą žalesnėje spalvą, kitą dieną susidėjau bekstičią, galvojau, pafilmuosiu jums, nes visas kontūras pabaigtas, bet tuo metu nebuvo galimybės. Tai dar šiek tiek pratęsiau, įėjau į vandenį. Tai jeigu taip žiūrint, tai čia yra arkliukų šešėliai vandens srovėje. Ir tada lieka dar šitas šviesesnis kampas ir prieisiu, manau, kad iki kažkur čia tęsis pats darbelis. Prieisiu prie apatinio kampo ir tada jau galėsiu pradėti kilimą į viršų. Iš tikrųjų, turint omeny, kad yra tik 15% atlikta, išsiuvinėjus šitą žolę, aš vis galvojau, kad į didžiąją dalį darbo jau įveikiau. Nežinau kodėl, bet čia buvo turbūt tas iššūkis savo, nes pati pradžia man visada einasi sudėtingiau, ypač kadangi čia yra kraštovaizdis. Tai čia nėra tų detalių, kurias labai stipriai būtų galima įsikibti ir sakyti, kiek aš jau daug čia padariau, nes žiūri ir nieko dar nesimato ir vis dar atrodo, kad čia nieko nepadariau. Tai šiai dienai vis tiek vertinu, kad tas visas apatinis kampas turbūt buvo vienas iš sudėtingesnių, ypač jeigu lyginant su tuo viršutiniu kampu, kuris dalinai nesisiuvinėja, kur ta balta erdvė. O čia yra tik tais keli atspalviai, tai šita mano košytė buvo tikrai sudėtinga. Vandenį irgi dabar pasiėmus, tarkim, siūlą, jį pilnai galima išsiuvinėti srovėje, tiesiog lipant laiptukais tokiais į viršų. Labai maloniai dabar siuvinėjasi ir aš taip vis galvoju, kaip vėl noriu prisėsti. Tai malonu. Iš tikrųjų laukiau to jausmo. Pačioj pradžioje jo tikrai nebuvo, o dabar tai visai džiugina. Vis dar nepriejau prie arkliukų, ta prasme, taip kaip buvau tas kojytės. Išsiuvinėjus, galvojau, kad dar vis tiek kliudysiu šitas, bet kol vandenuką siuvinėsiu, turbūt prieisiu ir tada tik tais jie pasijudins. Bet visumoje vis kuriuo atveju labai malonus procesas. Kaip ir minėjau prieš tai, jums tai realiai prieš tik tais porą minučių persikėliau viską į tuos organizerius, tai susigrąžinau jau ir blendų pusę, nuo 19 iki 31 bus blendai, tai kol kas yra tik kelios spalvos paruoštos. Patinka man su šitais organizeriais darbuoti, šį kartą net kasų nesupyniau, tai dabar atrodo šiek tiek negražiai. Bet čia darbinis procesas. Jeigu norėsiu, susipinsiu, bet šiai dienai kažkodėl patogiau yra nesupynus, gal dėl to, kad aš niekur to darbo nejudinu, jis tiesiog stovi visą laiką padėtas vienoje vietoje. Tai va, turbūt tokios mintis šiai dienai.
noriu prieiti prie to apatinio kampo, pasiuvinėti dar tą vandenuką ir tada pradėti jau kilimą į viršų, nes čia jau bus tas toksai tikrai ženklus postumis į priekį, kai galima šiek tiek susukti darbą ir kilti aukštyn. Laukiu ir arkliukų, tenais bus tie kryžiukai, jeigu pradžioje jums minėjau apie tai, kad labai pasiilgau kryžiuko, realiai siuvinėjau tik pusinių. Tai kadangi jau pusinis dabar man smagiau einasi, nes nebėra to sudėtingumo žalumoj, tai dabar jau ir tų kryžiukų taip stipriai netrūksta, bet vis tiek galvoju, sekantį darbelį, jeigu pradėsiu, net jeigu bus skamba, turbūt keisiu Ievą arba Liną, vien dėl to, kad pasiilgau tos tylos siuvinėjimo, to malonumo, kai adata praeina, čia su tom 5, 6, 4 gijom tylos nesigauna. Manau, suprasti, dėl ko kartais pas mane norisi tos tylos. Iš kitos pusės čia bet kurios siuvinėtojos, nepriklausomai nuo gyvenimo situacijos, noras turbūt yra patirti malonumą siuvinėjant ir tas malonumas dažnai yra susijęs su tai tuo, kaip adata praeina pro audinį. Bet čia jūs viską mintinai žinot, šneku tik tam, kas šnekėt, tai prisijungsiu už akimirkos ir pasirodysiu, kaip pasistumėjau. Kaip visada pirma viršelis, siuvinėjom toliau apatinę dalį ir tai, kaip šiuo metu atrodo. Specialiai pasitraukiau arčiau lango į kitą kambarį, kad spalvos persiteiktų labiau tikroviškai, kaip iš tikrųjų yra. Visumai lyg panašiai ir gaunasi. Tai pasiuvinėjau dar vandenį į priekį. Galvojau kažkaip anksčiau įsijungsiu eilinį kartą, vis nesigavo. Tai šitoj vietoj dar nėra beko išsiuvinėto, jo nėra daug, yra tiesiog tokios srovelės, daug, man atrodo, tokių mažų brūkšnelių buvo ir baltas spalva, kuri dabar iš viršelio net nesimato. Tai iš esmės turim šitą stiebo, nuo kamieno atspindį, tai dabar bus dar tamsasis kamienas ir kampas iš esmės, man atrodo, iki kažkur čia ir te turėtų būti visas tas paveikslas. Tai užsidarysiu savo dešinį kampą, mane tai tikrai labai džiugina. Ir plus šiuo metu turim 20,7%, tai labai laukiu, kol bus 25, vis tik bus tos ketvirtis jau. Čia yra arkliuko mažojo kojytėms likusios vietos, tai dar ir šitos kryžiukus turbūt pasidarysiu. Kai kampą užsidarysiu, turbūt čia prie šito prieisiu. Ir tada jau galėsim šiek tiek persisukti. Apie persukimą aš jau minėjau kažkuriam prieš tai buvusiam interpe, atsiprašau, jeigu kartojos, man tai laiko daugiau šiek tiek praeina nei jums tą sekundę. Tai taip, gražiai atrodom. Šiek tiek dabar žiūriu, kad nuo viršelio atspalviai skiriasi. Pas mane yra, čia tarkim labiau į pilkąją gamą išeina, pas mane labiau į rudąją. Bet siuvinėjau originalų rinkinį, jau kaip yra, taip yra. Tai gerai, iki sekančio susitikimo. Turbūt jums nusibosiu su tuo savo pasirodymu pirma viršelis, po to siuvinys, bet tada išsisiuvinėjau visą šitą dešinį apatinį kampą. Labai gražiai paaugo šitas medžio siluetas, šitas, kuris vėlgi matot, kaip skiriasi nuo viršelio. Ir paauginau šiek tiek mažojo arkliuko kojytės ir šiek tiek beką pasidariau visą, kuris buvo apačioj, tai čia tik tais kelių trūksta dar vingių baltą spalvą, bet jų nedariau, nes šiek tiek dar trūksta papildomų kryžiukų uždaryti. Tai taip atrodom, gražiai atrodom, tiesa, ir šiuo metu turim 25%. Tai šiaip iš tikrųjų labai džiaugiuosi tuo progresu, kuris jau pasiekta šiai dienai. Tai 25 jau ketvirtis ir aš nuoširdžiai tikiuosi, kad neskaitant arklių, kurie siuvinėjasi pilnu kryžiuku, tai šita dalis siuvinėsis šiek tiek sudėtingiau, medis šiek tiek sudėtingiau, absoliučiai visas kitas fonas turėtų būti lengvas. Netgi šitas vanduo, kuris yra tarp kojų, dar kurio nesiuvinėjau, ten irgi pagrindė eina kelios tik spalvos, tai turėtų būti nesudėtinga. Aš taip galvoju šiai dienai. Tai toks trumpas įsijungimas dėl šio projektuko. Trumpas įsijungimas, tiesiog norėjau parodyti, kaip gražiai gaunasi tiek vanduo, tiek vieno iš žirgų galva. Tai tiesiog akimirka iki sekančio kadro, kadangi šiek tiek persuksiu dabar jau audinuką, tai dabar jau tokio vaizdo sekančio kartu nepamatysit, bus paaugę kažkuriam kitam šone.
Ir taip atrodo beveik 33% darbo, vadinasi trečdalis. Senokai nieko nefilmavau, iš tikrųjų primiršau, ką prieš sekundę jums pasakojau, bet iš esmės labai džiaugiuosi, kaip šitas darbelis auga. Žadėjau vis persisukti kanvytę į viršų, kad būtų patogiau filmuoti, bet to nepadariau. Tai vis dar galvoju, kad tuoj imsiu ir persuksiu. Tai dar šiek tiek pratęsiau siuvinėjimą dešiniam kampe, kur turėtų būti medžio stiebų kamienas. Tai ten dar šiek tiek pasiuvinėjau, bet norėjau užbaigti šią seriją ir pasirodyti ties kuo sustoju ir nuo ko judėsiu toliau sekančius mėnesius. Na ir norėčiau pratęsti su projektu, kurio jūs visai nematėte, bet jį siuvinėjau arba matėte tik tie, kurie seka mane Instagrame. Mes filmuojamės dviese, tai nepykit ant mano sūnaus, kad jisai taip pat nori prisijungti prie filmavimo. Tai šitoj dėžutėj siūliukai, planšetės, galima ir taip suprasti, kad tai yra mereškos rinkinys. Tai siuvinėjau tokį rudeninį samplerį. Netikėtai super duper pamilau visus tuos dizainus, visus 4 sezonus ir labai norėjau pradėti nuo rudeninio. Tai iš esmės tai toks pagrindinis darbelis, tai siuvinėjama DMC siūliukais, AIDA 16 Zweigart ir 30-32 cm yra šitos samplerio dydis baigtinis. Tai visumoje mane sužavėjo ta idėja, kad siuvinėjasi ant 2 skirtingų audinių ir po to yra siūvama. Tai yra namukas, lapė ir šitie 2 elementai siuvinėjami ant vienos kanvos ir po to iškerpami ir prisiuvami prie to pagrindinio audinio. Tai čia super duper kažkaip anksčiau niekur nepastebėjau, kad kiti gamintojai tai naudotų. Ir sako, kad sudėtinga, šiaip nemažai daug tos video medžiagos žiūrėjau užsieniečių siuvinėtojų. Tai iš esmės kaip ir kai kurie niuansai yra, bet aš jums juos papasakosiu jau, kai bus darbelis baigtas. Šiai dienai galiu papasakoti tiesiog, kad super duper esu įsimylėjus merešką iki begalybės. Ypatingai man patinka va šitie maži elementai, jau neskaitant pačią dizainą. Yra tokie, tikrai labai gražus, ypač kituose dizainuose, jie tokie labai sezoniniai. Tai žodžiu, siuvinėjau šį darbelį, viskas laikoma šitoj dėžutėj ir tada reikėtų kažkaip ranktelę nuleisti, kad aš jums galėčiau parodyti, kur esu. Tai dainininkas pas mane auga. Tai šitai turiu mažą namuką, tai yra pagrindinis, atsiprašau labai už triukšmą, tai yra pagrindinis elementas, štai. Jeigu taip žiūrint, pagrindinis namukas, dar nepadariau to išorinio kontūro, kuris čia yra. Ir dar audžiu mintį, kadangi čia yra parodyta, kad visi pusiniai yra vienos krypties, tai šitie pusiniai man taip labai patinka, o šitie pusiniai duoda tokį pasišiaušimą. Aš juos galvoju gal daryti priešingą kryptim, tam, kad visi kampukai atrodytų vienodi. Nu, tai tokia mintis kol kas yra. Tai taip namukas kol kas yra paaugęs. Ant šito audinuko siuvinėsiu toliau lapę ir tuos buružėlę ir giliuką. Ir tada pasirodysiu jums jau tikiuosi sekančiame junginime, kadangi mano dabar filmavimo ir siuvinėjimo yra itin mažai. Tai pasirodysiu tokiais dideliais interpais turbūt. Bet be galo gražus, labai norėčiau rudenį išsiuvinėti. Labai laukiu į to, kai galėsiu siuvinėti gervogės. Nu, toks nerealus dizainas. Tai vat, toks progresas pas mane yra. Neturiu sagos šitam darbeliui, labai gaila. Tai siuvinėjau iš popierinės schemos, be galo sudėtinga protui pereiti vėl prie mąstymo, kur 100% pati viską turiu pamatyti. Bet visumoje visai viskas gerai dėliojasi ir taip, tik tiek, kad viskas vyksta ženkliai lėčiau. Na, bet yra kaip yra. Super duper, labai džiaugiuosi šituo mereškos rinkinuku. Štai taip mano darbeliai ilsisi laukdami, kol aš jiems skirsiu nors kiek savo dėmesio. Viršai Dimensions, apačioje yra arabeskos rėmelis. Pirmą kartą bandau jį, iš tikrųjų sužavėjo, negaliu sakyti, kad super duper taip.
Bet labai patogu kol kas, tik tais tiek, kad reikia rasti vietą, kur juos siuvinėti, nes jis yra pakankamai plačios apačios, tai reikia arba pilnai gulėti lovai, arba dar turiu tokią šalia esančią to kreminės spalvos sofutę, kurioje nusiima pagalvės ir savaime galima sėdėti giliau. Ir tada visai nieko. Na ir dar šis tas jums nematyta, dalinai, sakykime, nematyta. Tai šitoj dėžutėj, neipatingai gražiai, yra procesiukas, riolio, žvirblis, nėra dar prancūziškų mazgelių ir tos šakelės apačioj. Iš esmės tik tiek ir yra likę. Oi, koks apšvietimas prastas iš tikrųjų, kad aš jums tai parodyčiau. Tai vis galvoju, kad toj prieisiu ir pabaigsiu ir viso aš jo nepabaigiu ir tenka rodyti tokiam procese, kaip dabar yra. Bet pirmą kartą gyvenime aš naudojau pirmą nurgę rėmelį, nes kažkada pirkau visą ketvertuką, ta prasme visus 4 dydžius ir to mažiausiai nebuvo kur dėti. Tai va, ketvertukas labai puikiai, tos medžiagėlytės realiai ne kažkas ir lieka, jeigu taip įdėjus. Tai va, tai toks procesiukas pas mane yra, kitą kartą parodysiu jį jau tikiuosi gražiau atrodantį. Ir čia tiesiog viskas sudėta, tikrai nieko kažko labai išvaizdaus, bet dėžutė puikiai tarnauja, kad nieko nepameščiau. Na ir dar vienas video interpas apie tai, ką norėčiau pradėti artimiausiu metu, jeigu tik tai susidėlios. Tiksliau jau pusę mėnesio nesusidėlioja, bet labai tikiuosi, kad susidėlios. Aš labai norėjau vieno dizaino, bet autorė neparduoda užsieniui. Jinai yra iš Rusijos. Atsiprašau, jeigu kažką žaidžia ta mintis, kad aš vis dar susižaviu tais dizainais, bet aš nuoširdžiai manau, kad ne visi žmonės yra vienodi. Ir manau, kad kūryba neturi valstybių, jinai neturi sienų. Ir kadangi autorė sakė, kad neparduoda, iš esmės tai tik dėl to, kad neįmanoma apmokėti, nes aš neturiu jų banko kortelės ir taip toliau. Tai mano sena pažįstama draugė padovanojo tą schemą, kad aš galėčiau ją siuvinėti. Tai žodžiu, mano laimė begalinė. Ir tai yra toks gandras. Aš labai tą schemutę susižavėjau turbūt kelios dienos iki gandrų išskridimo šventės ir galvojau, kaip būtų nuostabu pradėti būtent tą 24 rugpjūčio. Bet nesusidėliojo. Galbūt siuliukus buvau jau tą dieną susiruošusi, o galbūt tą schemą tiesiog tą dieną gavau. Iš esmės, jeigu būčiau labai pasistengus, turbūt būtų pavykę, bet nesusidėjo. Nu, tai ką padarysi. Tai iš esmės tai šitoks dizainas. Reikia padėti kaip nors, kad jūs dar šiek tiek matytumėt. Ir audinuką planuoju naudoti Ivory 99 numerio 32 kaunto LS. Čia yra DMC siuliukai, 11 spalvų. Nu, čia toksai kaip sampleris. Va, prie tokių samplerių jau mano akis kaip ir yra pripratus, prie tų visų plačiai mėgstamų dar ne. Ir čia dar yra Murano nuga spalva. Man be galo graži spalva, jinai nepersiduoda video medžiagoje, jinai yra tokia labiau link baklažano, tokia rusvai baklažano atspalvė. Bet šitas gandras, būtent jeigu užsidėjus foninę spalvą kitą, dingsta kai kurie to samplerio elementai, pasimeta, nors atrodo siūlo atspalviai nėra tokie visiškai identiškai tokie patys. Bet jie pasimeta, tai nenorėjau eksperimentuoti, vis tik siuvinėsiu ant to labiau klasikinio varianto, o šitą nugą tikiuosi pavyks kada nors panaudoti, nes be galo gražus atspalvis, tik aš vis nerandu kur. Tai mano planuose yra šitas gandras, tikiuosi, kad jį pradėsiu, jeigu pabaigčiau iki kitų metų gandrų išskridimo būtų pats tas, ta prasme tikrai neturiu kažkokių labai greitų tempų jam, bet žavus dizainas. Pas tą autorę dar yra zylutės sampleris ir kėkštas sampleris, tai kada nors gal pavyks ir juos išsiuvinėti. Tai tokia trumpa mini informacija apie tai, kuo tikiuosi dar užsiimti, bet tų projektų, kuriuos jau matėt, žvirliuką noriu pabaigti. Rudeninis sampleris tikiuosi bus rudenio rezultatas, o su savo arkliukais žiūrėsim.
labai norėčiau, aišku, daug ką padaryti, bet mano laiko valdovas leidžia tiek, kiek leidžia ir aš turbūt siuvinėjimą nustumiau į kokį 10. planą, tai retai, kad aš prisėdu, dažniau nebent, kai vyras žaidžia su kūdikiu, tai aš galiu tada ramia dušę atsiduoti nors valandėliai. Na, bet tokios mielos gyvenimo peripetijos pas mane, taip kad nesiskundžiu, tiesiog tokia situacija. Tai turbūt tiek, ką aš norėjau jums parodyti, pasipasakot. Tikrai labai daug laiko praėjo, aš tikiuosi, kad man pavyks bent jau kas ketvirtį, tai yra kas sezoną įkelti po video ir pasipasakot, kas vyksta. Nes kas mėnesį, tai čia aš galiu pusę mėnesio net nesivinėti ir bet kuriuo atveju jums nebus ką parodyti ir ką papasakoti. Tai va, tai tikiuosi nedingti iš eterio, tik tiek, kad mane matysit ženkliai rečiau. Tai ačiū visiems, kurie žiūrėjot ir iki kitų kartų. Trumpas postscriptum. Šiek tiek prisiminiau savo beprotybės. Tai mergaitės, nežinau, matėt, nematėt, Reška leidžia tokius 4 angeliukus. Čia šiek tiek raiškos trūksta, bet norėjau bent jau parodyti, kad yra. Ir be galo jie man gražus, galvojau, gal kokį salą sukurtumėm. Nežinau, iš tikrųjų, nedaug aš būnu visokiose Facebooko erdvėse, retkarčiais tik tais užsuku, tai ten sekti galbūt sudėtingiau. Bet jeigu kas kur nors užmatysit, kad siuvinėja kas nors salė, tiesiog šitos angeliukus, arba gal norit susiburt, bent 2, 3, 4, 5 žmonės siuvinėtojos jau būtų pakankamai daug. Tai jeigu netyčia, jūs irgi sužavėjo šie dizainai, kurie dar nėra pardavime Lietuvoje, nemačiau, bet labai laukiu, tai jungiamės ir siuvinėjom. Aš tai startuočiau nuo meškiuko, jis yra kalėdinis labiau, tai būtų pats tas žiemai. Galim salą pradėti žiemą iš tikrųjų, pas mane su laiku sudėtingai, tai iki kol pasiruošiu, tai panašiai ir gautųsi.